Kalbėsime šiandien apie neuroįvairovę. Tai yra jau tikriausiai nebėra tik tai medicininė diagnozė, tai yra labai konkrečių žmonių ir juos supančių artimųjų gyvenimai. Šitą diskusiją moderuosiu aš, žurnalistė Rasa Tapinienė. Šalia manęs sėdi neuroįvairovės kaučingo specialistė Rūta Viktorija Rutė. Laba. Vilius Lukauskas, Danske Bank Lietuvoje administracijos vadovas. Sveiki. Indraja Veličkienė, gydytoja psichiatrė. Laba. Ir Barbora Suis, mano kursiokė. Draugiški autizmui ir autistiškų suaugusių bendruomenės mes spektre įkūrėja. Ir šiandien pabandysime per tą valandą aptarti, ką mes kaip visuomenė, kaip valstybė prarandam, negebėdami atpažinti neuro įvairių žmonių stiprybių ir neįdarbindami jų, pavyzdžiui, valstybės saugume. Nes radau ir tokį RAND tyrimą. Nežinau, kuria Rūta ar Indraja su manim prieštaravo, kad sakė, kad čia dar mums toli iki to klausimo, nes netgi ten ta diagnozė gali būti uždarytos durys, bet aš tikiuosi, kad diskusijai jau einant į pabaigą mes galėsim paliesti ir šitą dabar labai tokį svarbų aspektą, bet pirmiausia, aš tada norėčiau gal nuo vėliau jūsų pradėti, paklausdama, ką jūs esat girdėję, kokią didžiausią, nežinau, nesąmonę, kaip paskui paaiškėjo apie neuroįvairovę. Aš galvoju, kad neuroįvairovė toks labai platus terminas, ar ne, ir kur pačiam teko daugiausiai susidurti, tai pirmiausia, kai kalbama yra apie autizmą ir ką tekdavo girdėti darbe, sakykime, iš aplinkos ir ypač ir su Danijos kolegom bendraujant, kad žmonėm, kurie turi autizmo spektrą, labiau yra tinkami, tokie pasikartojantis monotoniški darbai, kaip kad pavyzdžiui vokų klijavimas ir jų išsiuntimas laiškų, ar ne? Ir tada to mito paneigimas buvo, kur, sakykime, Danijoje pradėjom bendradarbiavimą su tokia organizacija Specialisterne, kurie būtent padeda įdarbinti neuroskirtingus žmonės ir juos būtent darbina į specifines rolės kaip IT programavimas arba, pavyzdžiui, pinigų plovimo prevencijoje nustatyti tam tikras tendencijas, kur juda pinigai ir kas tame yra įtartino. Ir tada supranti, kad tai yra visiškai protinis darbas, intelektinis darbas ir man tai buvo didžiulis ir mano kolegom lygiai taip pat mito paneigimas ir automatinis panaikinimas tokių darbų kaip laiškų klijavimai ir į voką laiško įdėjimas iš mechaninio į visiškai protinį. Tai man atrodo, čia buvo toks mums susivokimas, kad kas yra neuroįvairovė ir kaip autizmas lygiai taip pat, kiek žmogus yra ribotas ar neribotas atlikti tam tikrus darbus. Tai. Barbora, tu buvai tas žmogus, kuris, garsiai pasakėjai, aš turiu autistišką vaiką. Taip, ir taip pat aš pati esu neuroskirtingas žmogus, aš turiu ADHD diagnozę. Tai aš manau, čia nėra, gal nereikia čia kažkokio medalio, bet apie nesąmonės kalbant, didžiausia nesąmonė, aš kadangi jau 3 metus vedu mokymus darbdaviam apie neuroįvairovę ir labai dažnai girdėdavau tokių pasakymų iš vadovų, iš darbdavių, žinot, tema tokia egzotinė, naujovė, kaip sakant, flavor of the year, ar ne, jau apie tuos pašnekėjom, apie tą ageizmą pašnekėjom, klausykit, dabar kažkokia nauja čia bangelė ir mes ją norim iššokti. Bet sako, žinokit, mes tai tokių neturim darbuotojų iš tikrųjų. Sakau, klausykit, statistiškai neįmanoma, kad jūs neturėtume tokių darbuotojų, pradėkim nuo to, gal jūs nežinot, kaip sakant, kad jūs, turi tokių darbuotojų. Tai čia sakiau, iš tokių linksmesnių, sakykime, istorijų, bet iš tikrųjų čia ir linksma ir to pačiu šiek tiek liūdna, nes mes įsivaizduojam, kad, tie diagnozės ar neuroskirtingumai, ar visai, yra kažkur ten, ar ne, kažkur tai, kol tai nepaliečia mūsų tiesiogiai, ar vaiko, artimoje aplinkoje, ar ne, mes taip atrodo, tai manęs neliečia, ar ne, kaip koks nors karas tolimoje šalyje, ar ne, tai mes nenorim kažkaip suprasti, pažinti, būti smalsus ir atjausti, ar ne, tiek kalbant apie vaikus, tiek apie suaugusius.
Gerai, dabar aš norėčiau, kad pakeltumėte rankas, kurie esat neuroskirtingi. Šaunuoliai. Indraja, jūs ką girdėjot? Aš galvoju, gal pradėsiu nuo savo pačios pagalvojimo apie tai, kad nesitikėjau. Vienos diagnostinio vertinimo metu pacientas papasakojo, kad jisai dirbo kariuomenė išminuotojų. Ir aš jam nustačiau ADHD diagnozę. Ir aš galvoju, ar teisingai, ar gerai, ar aš čia nekeliu klausimo savo pačios susikurtiems mitams, kad aš galvoju, ar tikrai gali, bet tas hiperfokusas kartais įgalina žmonės padaryti tikrai labai įdomių ir tokių iššaukiančių dalykų, ar ne, nes išbūti tiek laiko susikoncentravus ir tokiam giliam hiperfokuse. Ir paskui atėjus pas psichiatrą, man reikėjo nustatyti ADHD diagnozę ir tikrai labai atidžiai viską peržiūrėjau ir turbūt buvo vienas iš tų tokių iššūkių, kur aš pati nesitikėjau, kad bus diagnozė pačioj pradžioj pokalbio. Rūta? Aš galiu Indrajai paantrinti, kad... Arčiau, tiesiog arčiau. Taip. Arčiau va šitaip. Galiu paantrinti Indrajai, kad... Va šitaip. Ačiū. Kad man pačiai buvo nuostaba, kai aš pati gavau diagnozę, o mano diagnozė iš mano tėčio, kuris daug seniau tarnavo ir jisai buvo snaiperis. Ir vat, kaip pat Indraja sako, tai mano tėtis galėdavo 7-8 valandas per akutę žiūrėti nejudėdamas. Tai vat, kai kalbam apie tuos, kurie nori tarnauti, yra kai kurios savybės, kurių neurotipiniai žmonės net norėdami negalėtų atkartoti iš tikrųjų. Tai va. Aš norėčiau priminti, kad jūs esate ir jūsų nuomonės yra labai laukiami. Mes turime mikrofoną, kurį prineš savanoris. Jūs tik tai pakelkite ranką. Ir dabar norėjau paklausti, gal yra, kurie pakėlėt ranką, pasakyti, kokios yra jūsų stiprybės. Gerai, kol kas gal dar nedrįsta, bet papildykit. Tos stiprybės dažnai būna kaip kokios silpnybės arba žmonės net neįvertina, kad tai yra stiprybės. Tai yra neuroskirtingi žmonės labai moka pastebėti dėsningumus. Ir jie labai dažnai mato tai, kas, kaip pasakius, tu matai daugiau, kas yra už horizonto. Tu atpažįsti elgesio modelį ir tu iš karto intuityviai suvoki, kokios bus pasiekmes. Nors tos pasiekmes gali būti tik po pusės metų. Ir tu jau esamai situacijoje sakai, ne, vienoje situacijoje nevažiuos, kitoje situacijoje taip važiuos. O žmonės, kurie neturi to paterno dėsningumo atpažinimo, jie nesuvokia, apie ką žmogus kalba. Tai va, ir labai dažnai būna, aš pati savo patirtį, kur buvau marketingo specialistė, aš labai dažnai sakydavau, vienaip arba kitaip nevažiuos. Ir negalėdavai paaiškinti, bet vėliau esu suvokus, kad neuroskirtingi žmonės turi gebėjimą informaciją nuskaityti taip aiškiai, net intuityviai, kad tu kartais nesuvoki, kiek daug informacijos tavo smegenys vienu metu apdoroja informacijos. Tai yra neįtikėtina. Ir po to, iš to, ką tu apdoroji vėliau, anksčiau tu priėmi sprendimus ir kartais tai sako, tu turi labai gerą intuiciją. Tai vat, tas dėsningumo atpažinimas ir intuicija, tai ir yra vienos iš savybių neuroskirtingų žmonių. Kas turit gerą intuiciją? Tai va. Kodėl taip nedrąsiai? Tik vienas žmogus, 2? Nėra daugiau. Vėliau, jūs irgi kalbėjote apie tą dėsningumo atpažinimą, kas pinigų plovimo prevencijoje ypatingai tikriausiai yra svarbu, sekti tuos visus modelius. Iš darbdavio pozicijos, ar yra, nežinau, sudėtinga, reikalauja daug pastangų sukurti darbo vietą neuroskirtingam žmogui? Ir tos darbo vietos sukūrimo ir tos naudos, kurį tas darbuotojas atneša santykį, jeigu mes per tą santykį vertintume. Dabar sukurti darbo vietą, mano supratimu ir iki šiol kokią praktiką taikom, ar ne, kad
visų pirma, ir tema mūsų šiandien yra apie atsiskleidimą, ar ne? Tai pirmiausia, darbdavys turi žinoti, kokie tie poreikiai yra. Ir kiek teko pačiam kalbėtis ir su mūsų personalo teisės, sakykime, skyriaus atstovėm ir panašiai, kad situacijos, su kuriuom susiduriam, jos yra tokios gan abstrakčios. Kartais tai yra kažkokia gydytojo rekomendacija, pavyzdžiui, dirbti iš namų, nebūti triukšmingoje aplinkoje ir panašiai. Tai mums nieko nepasako, kas konkrečiai žmogui yra ir kokie jo poreikiai tikrieji yra. Galbūt tai yra gerokai daugiau tų poreikių, kaip organizuojamas darbas, kokio tipo užduotis turi būti skiriamos ir panašiai, kad žmogus būtų sėkmingas ir gerai produktyviai dirbtų. Tai norint sukurti darbo aplinką, mes daugiau, taip sakyčiau, bendraja prasme tik tai tą užtikrinam, o jau vis tiek tada tai yra individualus atvejis. Ir su Barbora, kiek ir bendradarbiavom ir panašiai, kad pasidarėm bent jau auditą savo darbo aplinkos, sakykime, iš neuroįvairovės perspektyvos, ar ne, tai ten irgi identifikuoja, atrodo, esam vienas žinomiausių, geriausių darbdavių dėl darbo aplinkos ir sąlygų, kurias suteikiam, bet tada irgi yra smulkios detalės, į kurias turime atkreipdėmėsi, apšvietimo dalykai, muzika įvairiose bendrose erdvėse, kokia ta muzika, kiek triukšminga aplinka ir taip toliau, tai tą koreguojam, bet jau kur kalbame apie individualius poreikius, tai čia reikia atsiskleisti, nes kitaip mes negalim tiesiog įsivertinti, ką konkrečiai reikia keisti, kitaip daryti, organizuoti, tai čia apie tą pritaikymą. Andrea, o kas yra sudėtingiausia žmogui, kuriam reikia atsiskleisti? Ar tai yra kažkoks vidinis barjeras arba diagnozė, kurią jisai savo turi pripažinti? Ar tai yra ta baimė, ką pasakys, nežinau, kiti žmonės jo aplinko žmonėm, nes tikėtina, kad tą diagnozę aplinka galbūt žino? Ar baimė, kaip sureaguos darbdavys? Gerai, kad čia Vilius ar ne, jie turi ten užsienio kompanijas motininės, kurios turi jau tą praktiką ir jau turi kažkokius algoritmus, kaip veikti su tokiais žmonėm. Kur yra didžiausias slengstis? Klausimą, tikrai įdomus klausimas ir net nežinau atsakymo vieno, kur yra didžiausias lengstis, nes bandžiau pasiklausinėti ir turbūt dažnai susiduriu praktikoje su tuo, kad žmonės klausia, ar bus sveikatoj įrašyta diagnozė, tai vienas dažniausiai klausimų, ką aš išgirstu ir mes tai aptariam, ar tai yra svarbu ar nesvarbu, kas galės tą pamatyti, kokią tai turi reikšmę jų gyvenime. Kita, kad žmonės sako, man yra labai svarbus laikas, aš pirmiausia turiu pašnekėti su vienais ar kitais žmonėmis, o kartais tas atsiskleidimas netgi įvyksta, kai pildo klausimynus, nes kartais papasakoju pacientams, sakau, pažiūrėkit nuotraukas vaikystės, atsisėskit kartu su šeimos nariais ir pildykit klausimyną, padės jums atsiminti. Tai vien jau pildant, kai kurie žmonės sako, kad tai yra labai jautrus momentas, nes jie pastebi buvusius nesusipratimus, kad juos matė visai kitaip, kad buvusiai konfliktinės situacijos galbūt žmonėm parodo tuos skirtumus ir gal, sakyčiau, kartais net leidžia susitaikyti šeimos nariams ir sakyti, aš iš tavęs tikrai tiek daug norėjau, bet gal tu negalėjai. Tai kartais tokių man papasakoja, bet manau sunkiausias gal žingsnis būtų atsiskleisti artimiesi pirmiausia, o kitas dalykas atsiskleisti darbdaviams. Ir klausinėjau, aš paskutinės 2 savaitės nusprendžiau klausinėti savo pacientų. Sakau, kaip, sakytumėt ar ne? Tai dažniausias atsakymas, ką aš išgirdau, tai vienose darbovietėse sakytų, o kitose ne. Ir išvardindavo darbovietės, kurios sakytų, o kuriuose ne. O nuo ko priklauso? Ar buvo kažkokios bendros priežastys, kodėl tom darbovietėm sakytų, o kitom ne? Buvo priežastys, kad pačioj pradžioj nesakytų, nes iš karto būtų nepriimti į darbą. Labai daug kas taip pat sakė. Tada kiti sakė, sakytų tose darbovietėse, kur jaustų, kad atjaučia, supranta ir yra įsiklausimas. Labai atskyrė, sakė, va šitoj darbovietėje, kur dirbau, niekada nebūčiau sakęs, niekada. O šitoj sakyčiau.
Nes sakė, aš jaučiu, kad mano bendradarbiai nuoširdus, kad tikrai man padės, kad supras, kad darbdavys neatleis iš darbo, tai turbūt išdrįstų taip pat pasakyti, bet kas man buvo turbūt labai svarbu, noriu paminėti, kad didžioji dalis žmonių sakė, bet jeigu man, ar būtų kažkokia situacija, ar matyčiau, kad negaliu atlikti darbo, aš paimčiau ir papasakočiau. Aš pasakyčiau, jau dirbant darbe, jeigu tai veiktų mano darbą, aš pasakyčiau. Tai aš manau, kad man buvo toks labai svarbus momentas. Užduosit savo klausimą auditorijai, ar man pavogti jį ir užduoti? Galit pavogti. Prašau. Kol jūs rinkotės, mes čia kalbėjom, tai iš tų, kas pakėlėt rankas, kas, žinot, kad turit tą neuroįvairovės tipą, kiek iš jūsų yra pasakę darbovietėse? Pakelkit rankas. Ar darbdavys mato sveikatą? Kiek žinau, tai ne. Tai prasme, mes netgi, jeigu iš gydytojų gaunam pažymas, tai ten irgi nieks negali narplioti, kur giliai ir kur ta problema yra žmogaus sveikatos. Tai ten daugiau yra rekomendacijos. Tai gal Barbora daugiau žino. O kodėl tada tas nerimas yra žmonėm? Nes, Andrai, jūs paminėjot, kad viena iš priežasčių, kad, ar klausimas bent jau vienas iš, Barbora, bet tiesiog cituoju, kad Andrai sakė, kad vienas iš pirmųjų klausimų, kad nenori, kad atsidurtų sveikatoj. Supras, kad iš sveikatos ta informacija gali nukeliauti darbdaviams, artimiesiam ir tiem žmonėm, kurie galbūt blogo, kad žinotų. Iš tikrųjų, ką mato darbdavys, tai pirmiausia, darbdavys tikrai mato, jeigu darbuotojas turi negalę. Tai čia gerai, ar neuroįvairovė yra negalė? Dažniausiu atveju, jeigu mes kalbam autizmas, ADHD, jeigu nėra gretutinio intelekto sutrikimo, ar kažkokio kompleksinio papildomo, nes galų gale žmogus ir su judėjimo negalė gali turėti neuroskirtingumų, ar ne? Tai jeigu žmogus turi tą dalinio dalyvumo statusą, ar ne, sakykime, ar anksčiau vadintą nedarbingumo, sakykime, tai tada mato buhalteriją. Ir buhalterija nebūtinai tą informaciją jau dalinasi ir daro pristatymus, ar ne, bet kai paskaičiuoja atostogas, paskaičiuoja atlyginimus, kažkokias papildomas pagalbas, ar ne, tai buhalterija įmoniai tikrai žinos. Dėl to, kai dabar mes kalbam apie kvotas, ar ne, dabar iki šiol valstybės valdomom įmonėm, dabar liktai jau rekomenduoja, kad ir verslui tą pritaikys žmonių su negali darbinimo 5% kvotą. Tai iš tikrųjų bet kuri buhalterė gali paskaičiuoti, kiek jūsų įmonėje yra žmonių su negale. Tačiau, kai mes kalbam apie konkrečias diagnozes, sveikatoj, tai ne, tai jau yra ta informacija, kuri yra privati ir turbūt ir netgi negalima klausti tos informacijos pokalbių metu, ar ne, ar jūs sergate kažkur, turite kitų ligų, nebūtinai neuroskirtingumų, ar ne, ir panašiai. Dar dėl sveikatos. Lietuvoje mes Vilniui, jeigu pasižiūrės kažkas iš medicinos darbuotojų sveikatą mūsų ar kažkieno iš mūsų, tai turbūt darbdavys nesužinos, bet jeigu pasižiūrės, pavyzdžiui, kokiam nors miestelį, dabar galvoju lygint kokį čia ar Uteną pasirinkti, ar Varėną, jeigu nesakau, kad tai buvo kažkuriam iš tų miestelių, aš tik bandau pasižiūrėti dydį miestelių, tai jeigu tą miestelį pasižiūrės sveikatoj, visos diagnozės, jeigu jos bus patvirtintos, jos bus matomos bet kuriam medicinos darbuotojui ir tada tas pats medicinos darbuotojas gali gydyti šeimos narius arba slaugytojas, ar dar įvairiausių juk yra specialybių gydymo įstaigose, tai jie gali matyti ir aš girdėjusi esu pasakojimų iš pacientų, kad tos diagnozės gali būti pasakomos šeimos nariams. Tai turbūt nėra etiška, nėra tai turbūt prieš įstatymą, bet dėja tai būna. Bet man dabar, nes aš šito irgi nežinojau, o tai čia nėra kaip nors prieštaravimas etikai, nes aš kiek žinojau, tai kad sveikatą tu negali, net ir būdamas medikas, lysti tiesiog šiaip pasižiūrėti. Tu turi turėti priežastį ir kiekvienas tavo įėjimas į tą sveikatą fiksuoja, kas ėjo ir kokiu klausimu. Taip, man pavyzdžiui, šiais, sakyčiau, metais pacientas buvo davęs pavyzdį, kad kreipėsi į teismą dėl tokio įvykio, kad buvo pasižiūrėta sveikatą. Vėliau jūs buvot paėmęs mikrofoną, norėjot reaguoti. Ne, aš galvoju tiesiog, kad
kad mes nekeliam savo tikslo viską dabar taip puikiai žinoti, ta prasme mes daugiau tą kuriam aplinką, kur žmogus jaustųsi saugiai atsiskleisti, čia gali būti bet kuri tema, ar tu kam priklausai bet kuriai mažumai ir panašiai, bet vat, nesenai įstojom į įvairovės chartiją ir kai atlikome apklausą, sudalyvavo apie 700 darbuotojų ir būtent ten, kur yra klausimas apie neuroįvairovę, tai kai vėliau man komentavo ir rezultatus įvairovės chartijos vadovė, kad daugumoje Lietuvoje dar kol kas įmonių žmonės pasirenka neatskleisti, tai tuo tarpu pas mus 12% pažymėjo, kad yra neuroskirtingi. Kas atitinka, kaip aš suprantu, bendrą visuomenės proporciją, kiek žmonių yra neuroskirtingų. Ir tai va, tas mums irgi indikuoja, kad bent jau nežinau, man asmeniškai irgi smagu, kad tie žmonės nebijo atsiskleisti, tik tai klausimas, kur vėliau tą informaciją, ar jie dalinasi su savo tiesioginiais vadovais ir panašiai ir panašiai. Čia gal gali kilti tokia, kaip sakyt, klausimas, kaip darbdavys gali klausti apie neuroskirtingumą, kai negali klausti apie tai labai svarbu yra turbūt paaiškinti, kad neuroįvairovė kaip terminas nėra medicininis terminas, čia labiau toksai linija tarp identiteto dalies, ar ne, dėl to šiuo atveju, darbdaviai, tikrai jau ne vienas darbdaviai paklausia, ar tu, neminint konkrečių diagnozių, ar tu priskirit, ar matai save kaip neuroskirtingą žmogų, ar ne, bet tai nėra diagnozė tas neuroskirtingumas, ar ne, neklausia, ar tu konkrečiai turi ten disleksiją, ADHD, ar ten tą, ar trečią. Tai čia tiesiog. Aš noriu paantrinti, papildyti. Klientai, kur aš bendrauju ir jie irgi turi po diagnozės, tai jų didžiausia problema yra, jeigu aš pasakysiu darbdaviui, ar jie leis man pasikoreguoti darbo sąlygas. Nes pavyzdžiui, jeigu žmogus yra kurjeris ir jis dirba 12 valandų, ar ne, ir jam, protiškai tai yra per daug informacijos, ar ne, ir jam reikėtų kas kokias 5-6 valandas turėti poilsį, tai jisai sako, tai tikėtina, kad aš išeisiu iš to darbo, nors man šitas darbas patinka. Man šitas darbas patinka, sako, bet tikėtina, kad jeigu aš atsiskleisiu ir pasakysiu, jie man nesuteiks galimybės turėti kitokį darbą. Ta prasme, dirbti pusę etato. Tai va, tai viena iš priežasčių yra, o kas tokio, o kas iš to, jeigu aš atsiskleisiu. Aš mėgstu darbą, bet aš tiesiog perdegu tame darbe, nes tiesiog darbo sąlygos yra tokios. Aš neturiu kada pailsėti, neturiu kada atstatyti savo nervų sistemos. Ir aš renkuosi palikti šitą darbą ir ieškotis darbo dėl darbo sąlygų, kad aš tiesiog ilgainiui neperdegčiau. Aš dar apie tą atsiskleidimą norėčiau papildyti tokį, nes ką aš dažnai susiduriu su neuroskirtingų žmonių bendruomeniai, kad, mūsų visuomeniai, kuri taip, tas pokytis vyksta, jisai matomas ir pozityvus, bet vis tiek mes dar dažnai, kai kalbam apie neuroįvairovę, mes susiduriam su tokiu kažkokiu tikėjimo, netikėjimo klausimu. Žinot, ir tu, kai atsiskleidė, ar ne, tai toks, tikrai, o čia tai būna, ta prasme. Gal tau reikėtų vitaminų pagerti, ne? Tai mes visi truputį autistiški, ar ne? Toks jausmas, man tai kartais, kai aš, kai saugusi moteris, ar ne, pasakau ten, ar draugam, ar kažkokiam rate, tai man kartais toks jausmas, kad žmonės labiau tiki horoskopais, ta prasme, jeigu tu pasakyt, aš ten gimiau po vėžio ženklų. Tai taip, tai mano sesuo ten vėžys, ar ne, ten tokios savybės puikios, tokios neigiamos, ar ne, o kai tu pasakai konkrečią faktinę medicinę informaciją, tai jau tada, toks padiskutuokim, ar ne, kiek čia yra tikra, ar čia nuo TikToko prisižiūrėjimo, tai tas pats yra, tie patys darbdaviai, tie patys vadovai, kolegos, jie irgi yra žmonės, ar ne? Ir kartais tas baimė atsiskleisti yra, vien dėl to, kad tu nežinai, kaip tą priims, kas tam kitam gale, su kokia informacija žmogus sėdi. Aš vieną iš autizmo bendruomenės merginą atsiminiau atvejį, jinai gavo diagnozę, jau būdama saugusi, ir jinai kokius, nežinau, dabar bijau pameluoti, metus ar daugiau, ruošiasi pasakyti savo tėvams, sako, aš noriu susikaupti ir padaryti prezentaciją pristatančią autizmą ir aš renku info, nes sako, aš bijau, kad aš pasakysiu, jie nueis pagooglins ir ten ras visokių baisių dalykų ir tada viskas bus blogai, sako, aš noriu, kad tą teisingą informaciją pateikti, ar ne? Tai tas, žinot, tas skleidimas labai susijęs dar ir su aplinkos supratimu.
Indraja, mes šiek tiek irgi čia prieš prasidedant pokalbį, aš kėliau tokį klausimą, ar tas visuomenės, neišsidirbinėk, baig čia čiūdytis, eik padirb daugiau, ne, ir čia ar vitaminų pagerk ir viskas pasikeis, nėra susijęs su tuo, kad ji tiesiog turi per mažai informacijos. Ir tai, apie ką mes žinom mažiau, mes nežinom, kaip reaguoti, todėl mums atrodo kartais paprasčiau, kad nusimeskim, kad eik tu, čia tavo problema yra, čia ne mano problema, kad aš nesuprantu, bet čia tavo ir tau užgėrus vitaminų, aš jau žinosiu, kaip su tavimi elgtis. Aš noriu pasidalinti tokiu pavyzdžiu. Turėjau tokį pacientą, kuris atsiskleidė darbe, papasakojo apie savo diagnozę ir darbdaviai, tiesioginis vadovas, labai norėjo padėti. Bet baigėsi rezultate, kad žmogus išėjo iš darbo ir liko toks nesusipratimas. Jisai skųsdavosi ir norėjo išsiaiškinti, kaip aiškiau suplanuoti darbo vietą, kaip aiškiau suplanuoti užduotis, kaip kitus dalykus padaryti, o jo tiesioginė vadovė tikrai nuoširdžiai, klausant man, kai man pasako, nuoširdžiai bandė paaiškinti, pateikti kuo daugiau informacijos, priimti, pasikalbėti ir visą laiką pateikdavo eilę skirtingų sakinių, kurie būdavo ir taip pakalbant, ir taip, ir ta vadinama small talk labai buvo daug toj situacijai, o jeigu pacientas buvo autistiškas, tai priimti tą situaciją su gausybė sakinių, kaip galima jam padėti ir nepateikti jokio konkretaus plano, jokio konkretaus aptarimo, jam sukeldavo dar didesnį stresą. Tai atrodo, du žmonės įeinantis į vieną kambarį norėjo, kad kažkaip pavyktų susikalbėti. Ir motyvai tikrai buvo geranoriški, draugiški, bet abu iš to kambario išeidavo tokiam streso būsenos, tikrai, kad kažkaip nepavyko atrasti bendros kalbos ir buvo toks didelis nesusipratimas. Tai aš manyčiau, kad švietimas ir toks nenurašymas, kad visi mes čia truputį autistiški, domėjimasis ir smalsumas. Ne vien, kad aš žinau apie autizmą arba žinau apie ADHD, tai aš dabar jau žinau, aš pasiūlysiu dabar tas ypatingas visas TikTok'ų arba populiarios visuomenės žurnaluose aprašytas, kas čia geriausios strategijos arba kažkur nuėjau į webinarą, kur man ten parodė, aš dabar viską pritaikysiu ir žmonės tikrai dirbs ir viskas bus labai gerai. Aš manau, kad tas negali pasiteisinti, turėtų būti smalsumas apie kiekvieną žmogų individualiai. Kiek esu mačiusi, tyrusi, bendravusi, žmonės tokie skirtingi, kad aš tikrai noriu pritarti prieš tai buvusiam atsakymui jūsų, kad reikia labai individualiai susirinkti, pasikalbėti, pažiūrėti, kas tinka, nes tokios vienos strategijos nėra. Vėliau jūs sakėt, kad iš 700 ar ne žmonių 12% maždaug prisipažino, tai gerai, ir kas po to, ar kažkaip jūs irgi bandėt padėti pakeisti tą darbo vietą, ar tiesiog pasidėjot varnelę, susiskaičiavot, kiek jų tokių yra ir nuėjot dirbti pagal. Ne, aš manau, mes kaip ir dauguma įmonių Lietuvoje dar tik žengiam pirmus žingsnius iš tikrųjų. Dabar ko laukiam iš savo grupės iš Danijos, tas pats, kur yra darbuotojų įsitraukimo tyrimas nuo rugsėjo, pilotuojami vėl klausimai, kurie būtent susiję su įtrauktim ir kur darbuotojai savanoriškai galės atsakyti jau detaliau, gerokai, būtent arčiau diagnozių ir tada dar komentaruose nurodyti, ko jiem reikėtų, kad jiem būtų geriau darbė ir panašiai. Irgi, nors ir esam daniško kapitalo įmonė, tai lygiai taip pat tie žingsniai dar yra ir ten dar žengiami tik dabar. O dėl to pritaikymo, sakykime, arba atsiskleidimo ir taip toliau, man atrodo, labai padeda pats principas, kad bendradarbiavimas su tokiom organizacijom kaip Specialisterne Lietuvoje analogas galėtų būti turbūt SOPA, kur tu tada jau gali tai daryti kompleksiškai. Ta prasme, kad ten yra jau tada tau ištisus metus, kaip čia dabar coachingas, organizacijos vadovų, kaip dirbti būtent, kaip organizuoti darbą, kaip bendrauti. Tada mes ką turime, tai yra uždaros bendruomenės Microsoft Teamsuose, kur žmonės tada būrės ir šiai dienai darbuotojų yra, įskaitant lietuvius, 300 tokių narių. Vadovų grupėje yra apie 50, kurie dirba būtent su neuroskirtingais darbuotojais. Tai man atrodo, čia toks kompleksas visko, ar ne, kur vieni kitus palaiko, konsultuoja, tada dalinasi savo, sakykime, patirtimis, tada gauni tų agentūrų pagalbą, ar ne, ir tada tas padeda ir sukurti tą bendrą ekosistemą.
Palauk, Barbora, aš norėčiau Rūtą įtraukti, nes Rūta paminėjo coachingo specialistai, jūsgi esat coachingo trenerė, tai tą kelią, man atrodo, geriausiai praktiškai matot. Kaip jums jisai atrodo nuo to, kai žmogus priima sprendimą, kad jisai atsiskleis ar ne, iki to, kol, nežinau, turim tą rezultatą, kuris tenkina ir jį patį, ir jo aplinką, ir jo darbinę aplinką. Po diagnozės dažniausiai visi, nedažniausiai visi turi tranzitinius bent metus, iš tikrųjų. Ką tai reiškia? Galit jūs trupučiuką plačiau, kaip atrodo tie metai, kodėl to tranzito reikia? Tai eina ir gedėjimo laikas, tai yra tu gedi to, kas neatsitiko, tu gedi to, ko tu negavai vaikystėje, studijose, galimybių negavai, tu gedi buvusių santykių, tu gedi skyrybų, tu pradedi suprasti, kas esi tu, o kas yra tik tai tavo neuroskirtingi simptomai iš tikrųjų. Tu pradedi pažinti, kaip veikia tavo smegenys, nes jos yra realiai kitokios. Tu kitaip ilsiesi, tu kitaip veiki, tu kitaip priimi informaciją, tu kitaip ją apdoroji, tu kitaip ją išreiški, ar ne? Atsiranda identiteto krizė pas visus. Vieni išeina iš darbo, kiti metas į avantūras, ar ne, kiti išsiskiria, kiti pagaliau nueina pas psichiatrą ir pradeda kalbėti apie tai, kas iš tikrųjų jiems yra svarbu. Kiti baigia maskuotis iš tikrųjų. Supranta, kad per ilgą laiką gyveno ir atliko tam tikrą vaidmenį, kurio reikėjo visuomenė, kad jisai priprastų prie visuomenės. Mokykloje, namuose, studijose, darbe, ar ne? Ir tas vaidmuo jisai yra reikalingas, kad tu išliktum, kad tu būtum priimtas, taip toliau, darbą gautum, savarankiškumas tavo. Ir per tuos tranzitinius metus, vieniems 1 metai, kitiems prasideda depresija iš tikrųjų, 2-3 metai. Tai žmogus, su kuriuo, tarkim, kaip pavyzdį galiu dabar paimti, tai yra žmogus, su kuriuo mes periodiškai susitinkam, tai yra 3 metai. Ir pavyzdžiui, jo pokytis yra, kad jisai, kai jam yra sunku, kad jisai nieko nebenori mesti. Nes dažniausiai žmonės, kurie negauna diagnozės laiku, jiems tiesiog atrodo, kad gyvenimas yra per daug sunkus. Jie neturi įrankių ir jie nesupranta, kodėl jiems vienaip arba kitaip nesiseka. Tai va dabar, po 3 metų, žmogus, kaip tik paantrinsiu tavo temą, kad jisai yra maža miestelėje ir jo vienintelis dabar iššūkis yra, kaip dabar nuslėpti, nes miestelis yra labai mažas, kaip man nuslėpti ir mes bendraujam dėl to, kaip jam išsilaikyti darbo vietoj, kuri jam atrodo pati idealiausia, kur ilgoje perspektyvoje jisai neperdegs. Tai va tie po diagnozės visada yra tranzitiniai metai, o kas aš su iš tikrųjų. Ir tie pokyčiai būna labai dideli. Barbora, mes kalbam, Rūta, man atrodo, kalba labiau dabar apie suaugusius žmonės, kurie nebuvo suprasti arba diagnozuoti vaikystėje. Ar ne? Ar dabar ta situacija keičiasi šeimose? Ar tėvai ieško pagalbos, ieško sprendimų, jeigu mato, kad, tarkim, vaikas yra, šiek tiek netipiškai mąstantis, netipiškai elgiasi, ar vis dėlto čia irgi dar tas, kad pagirdysim vitaminais, nuvešim kokį nors užsiėmimą ir viskas bus gerai? Norėčiau sakyti, kad situacija gerėja ta prasme, kad apskritai, aš manau, tėvai statistiškai turi daugiau informacijos, kad apskritai tokie sutrikimai yra. Nes jeigu paimsim kokį, 30 metų atgal ar panašiai, tai tikrai kiek statistinių lietuvių žinojo, kas yra disleksija, kas yra ADHD. Ir tam mano vaikas, jisai turi iššūkių, bet aš nebūtinai, klausykit, man atrodo, kad tai gali būti mokymosi sutrikimas. Ne, tinginystė ten, ir viskas. Tai galbūt, sakykim, ta prasme, kad informacijos daugiau, tai viena. Bet stigmos ir galbūt, sakykim, neigimas, nes visada ta pirmoji stadija yra neigimas, jisai išlieka. Išlieka, nes netgi kai supranti, kad greičiausiai kažkas yra, ar netgi jauti, kad ten autizmas, bet gal išauks. O gal ir visi aplinkui rėkia, kad išauks, ar ne. Ir kitas momentas atsiranda gėdos ir kaltės.
Ar ne? Kad greičiausiai tas vaikas yra toks, nes, mes blogi tėvai. Kažką netai padarėm. Ir tas gali būti nuo, kaip sakyti, ir ta aplinka lygiai taip pat sako, ar ne? Nes tai yra priskirta stigma vadinama, ar ne? Kad jeigu tavo vaikas, kažkaip, elgesi ar ne kitaip, ar bendra, ar kas, tai neišauklėjai. Tai tu bloga mama, ar ne? Ar tu ten, nežinau, ko laukiasi vaiko, ne tą turinį vartojai, ar ne, ar ten alkoholį vartojai. Mes turim tą dar iš sovietų laikų pareinantį tą tokį, kad geriem žmonėm ir protingiam ir gražiom šeimom negimsta vaikai su negale. Tai neįmanoma, ar ne? Tai to tikrai yra dar labai daug. Labai daug. Ir aš kažkaip vis raginu, ir turbūt tai yra viena iš tų pagrindinių priežasčių, dėl ko aš šneku apie tai, ar ne? Sakykime taip, mano vaiko negalia yra pakankamai žymi, ar ne, tai jos nenuslėps, ar ne, tai šiuo atveju ir aiškiai matosi, kad vaikas turi sutrikimą, bet mes kalbam apie neuroįvairovę, mes dažniausiai turim tą visiškai nematomą tokį spektrą, kur tas vaikas, pamatęs tą vaiką žaidimo aikštelį, tu nepasakysi, ar jis ten disleksiją turi, ADHD ar dar kažką, ir tada turbūt tai yra ta grupė tėvų, kurie susiduria su tuo labiausiu, kad tai mes nepadarykim vaikui žalos, uždėdami jam etiketę, ar ne, ir dar neduok Dieve mes nes apie ką tėvojų formuose, mesgi sugriausim jam ar jai gyvenimą. O jeigu mano vaikas, aš atsimenu, dažniausias klausimas buvo, o jeigu mano vaikas užaugęs, norės būti pilotu arba kariškiu. Mes snaiperį turėjome. Dabar o jeigu aš jam dabar tą diagnozę uždėsiu, ta diagnozė lydės oficialiai visą gyvenimą ir viskas, ir žmogus jau ten ir į kariuomenę negalės. Turiu meni, kad žmonės iškart masto, gal tas vaikas iš vis menininkų bus, ta prasme, bet jau mes galvom, kokius kelius mes jam užkirsim. Tai tų baimių yra labai daug ir tos priežastys yra labai įvairios, bet, aš noriu tikėti, kad kažkaip atsiras tos drąsos, kad matyt, kad diagnozė kaip atsakymą, o ne kažkokia etiketė, kur kažką užkerta. Tai apie tai, kad diagnozė reikalinga ypač kuo anksčiau, tai kai vieni tėvai galvoja, kad mano vaikas, jeigu aš jam uždėsiu etiketę, jisai nebus pilotu. Tai tikėtina, kad jeigu laiku nežinosi diagnozės, tai tikėtina, tas vaikas net nebus pilotų, nes jisai turės ir priklausomybių, nes ADHD yra labai su priklausomybėm susijusi grupė. Tikėtina, turėsi ir reikalų su policija, turėsi reikalų ir su visokiom abejingom grupuotėm. Ir kai kreipiasi tėvai, aš visada sakau, kad yra labai gerai žinoti, kas tavo vaiko gali laukti, jeigu tu jam diagnozės neduosi, iš tikrųjų. Nes, pavyzdžiui, jeigu yra hiperaktyvus vaikas, bernas, ir jisai yra dar, pavyzdžiui, paauglys, tai jam tikrai reikia vaistų tam, kad jisai išvengtų labai labai daug nelaimių, kurios tikrai jam sugadins gyvenimą ant tiek, kad jisai net darbo negaus ateityje. Ir iš tokių atvejų aš žinau labai daug. Labai labai daug. Pavyzdžiui, statistika yra, kad kas ketvirtas kalėjime, UK statistika, kas ketvirtas yra ADHD arba autizmas. Bet jūs, Rūta, kažkaip apie, kad bernas, jeigu tai, o hiperaktyvių mergaičių statistiškai būna mažiau. Su ADHD. Ne, mergaitės jos yra labiau tylesnės, jos labiau svajoja, jos labiau į save. Jos mintyse yra aktyvios, jų protas yra labai aktyvus iš tikrųjų. O berniukai, jie yra, kaip pasakius, jėga dažniausiai į išorę rodo, juos labiausiai galima pastebėti iš tikrųjų. Jos labiausiai pastebi pradinėse klasėse. O mergaitės dažniausiai būna, apie jas dažniausiai kalba, kad jos yra, joms tai reikia susikaupti ir jos padarys. Joms tai reikia pirmoje eilėje sėdėti, joms nereikia blaškytis, jos per daug kalba, jos per daug svajoja, šiaip su jom viskas yra gerai, tiesiog reikia griežčiau. Su berniukais irgi, jeigu jisai yra nepaklusnus arba turi savo nuomonę, tai tikėtina yra nuomonė, kad diržo negavęs, arba tėvai neprižiūri, arba tėvai nesikalba, arba, taip. Statistika iš tikrųjų Lietuvoje yra vyrų-moterų santykis, yra 4:1 vyrų naudai tiek autizmo, tiek ADHD atveju. Bet ar nėra taip, kad moteris tiesiog geriau
prisitaiko, geriau atpažįsta jausmus ir sugeba juos imituoti. Sakyčiau, galima susidaryti tokį įspūdį kartais bendraujant, jeigu moteriai yra ADHD, bet nesusikaupiantis tipas. Tai gali atrodyti kaip tik labai rami, ilgai ieškanti žodžio, kol sudėlioja kažką, kol dar ką, visai priešingai negu hiperaktyvus jaunuolis, kuris būtų labai akivaizdžiai matomas, mes galėtume matyti užsisvajojusią moterį, kuriai tas ADHD būtų nediagnozuotas, o dažnai galėtų būti diagnozuota ar asmenybės sutrikimai, ar depresijos, ar nerimo sutrikimai, nes moteris bando kažkaip maskuotis, dėliotis ir labai linkusios nerimauti. Bet man dar norisi grįžti prie buvusio klausimo, jeigu galima, nes sako apie diagnozę, ar sakyt vaikam, ar nesakyt. Tai dabar mes, kai daug dirbu su pacientais, dienos stacionare, kitose situacijose mes taikom ir terapijas, tai labai liūdna būna girdėti, kai žmonės ateina prisirankioja etikečių. Kad aš kvailesnis, ar aš tenai netinkamas, ar nepatogus, nemandagus, tinginys. Ir tada galvoju, o jeigu būtų vaikas žinojęs, pavyzdžiui, kai jau suvokia daugiau 10-12 metų, aš turiu tokį sutrikimą, man reikia taip dėliotis dar ką, nes tėvai gali slėpti, net jeigu nustatyta diagnozė, sako, mes vaikui nusprendėm kažkada pasakyti, jau daug vėliau čia nereikia šitą temą kalbėti, arba taip ir tada galvoju, ir negirdėtų tų atstumiančių etikečių. Nes vaikai, suaugę jau nebe vaikai, ateina su tokiom traumom, kad jie yra nepriimtini visuomeniai, nes daug kur jų prašydavo, užsičiaupk, nedaryk. Vat ir mokykloje vaiko mano, žinau, kad sakydavo, sakau, kodėl tu tokį žodį naudoji užsičiaupk? Oi, sako, visi naudoja, nes sako, nebegalim išbūt. Aš nueinu į mokyklą, klausiu, kas čia yra. Nugi sako, nesikreipia tėvai niekaip pas gydytojus, aš turėjau 3 susirinkimus ir nesikreipia pas gydytojus, bet tiem vaikam tikrai reikia pagalbos. Tai tos etiketės kartais tokių nuvertinančių dalykų yra labai skaudžios ir daug, manau, skaudesnės negu diagnozė, jeigu ją mes pateikiam normaliai, jeigu tai nėra etiketė, o tai yra žmogui paaiškinimas apie mane. Aš tai kažkaip prisiminiau apie tas etiketės iš vaikystės tokį, kadangi aš tas hiperaktyvumą toks buvo, tai aš ta, žinai, vaikas būdavo, kur nuo medžių viršūnių reikėdavo nukrapštyti ir aš atsimenu, buvo išleistuvės ir man atrodė, kad yra wow, nuostabi mintis, vietoj to, kai visos ten mergaitės pirko sukneles gražesnės, ten viską, žinai, aš ten gavus pinigų, ten iš tėvų nusidažiau neoninę spalvą, ten oranžinę plaukus. Ir aš atsimenu tą savo mamos tokias ašas, Dieve, kodėl visos mergaitės, kaip mergaitės, o mano kaip klaudas. Bet tas iš tikrųjų lydėjo visą gyvenimą, tas toksai, kad, kodėl tu negali kaip kitos mergaitės, ar ne, kodėl tu vis varai ir aišku, vėliau tu, kai išaugi ir supranti, kad tokiose profesijose kaip žurnalistika, ką ir aš baigiau, ar ne, tai yra viena dažniausiai pasirenkamų profesijų ir tas toksai kažkuria prasme drąsa, toksai nepaisimas autoriteto, ar ne, veržlumas yra tos savybės, kurios tave padaro sėkmingu. Bet iki to tu, kaip sakyt, prisirenki per gyvenimą tų etikečių, kad tu esi kažkur, nenormai, ne taip kaip visi, ar ne, ir tai tikrai tą aš labai ir bendruomeniai matau, nes kai tu nežinai, kas tau yra, ką tu galvoji. Kad su tavim kažkas negerai. Ties tu nežinai kas, bet kažkas negerai. Barbora, trupučiuką tu gal irgi ten labai giliai nelendant į tą savo istoriją, bet kodėl tau prireikė tos diagnozės? Ir kas po to pasikeitė, kai tu ją gavai? Aš tiesiog pagalvojau, kad man tie klausimai, jie kirbėjo kurį laiką. Aš nežinau, kad tai yra būtent ADHD diagnozė, aš nesakau patvirtinti, ar man tas ar anas, ar ne, tu vis tiek tave tikrina nuo visko. Bet kad kažkas ne taip, kad aš kažkaip mano tos smegenys jos kitaip veikia ir iš to iškylantis ir sunkumai tiek profesiniai karjeroje ir ne tiek asmeniam, sakykime, kad aš tada jaučiau, aš kažkaip natūraliai per gyvenimą tą navigavau, bet tai visiškai kažkaip labai ir sėkmingai man pavyko netyčia. Bet iš kitos pusės aš galvoju, kad yra stebuklas, turbūt kiek aš gyvenime prisivėliau visokius rizikingus dalykus ir visą kitą, kad aš apskritai esu čia, turiu šeimą ir
Tai va tas ADHD, tas balansavimas. Ir turbūt ateina laikas, kai tu nori galų galę padėti tašką ir suprasti. Ką tas duoda? Tai pirmiausia palengvėjimą ir supratimą, kad okei, tai gal, ta prasme, tai visa vyko, kad aš gal, ne visai kalta dėl to, kad aš nuvyliau aplinkinius, nuvyliau ten tėvus, kurie norėjo gal vaiko su rožiniais rūbeliais ten, ar mergaitės kaip mergaitės, ar net. Ir tu supranti, ir tas pirmiausia, kaip ir turbūt daugeliui neuroskirtingų žmonių ateina toks atleidimo savo jausmas. Kad tu tiesiog atleidi ir paleidi, kad taip, sorry, ta prasme, aš netobula, aš esu tokia, kokia esu. Ir tu galbūt iš kitos pusės įgauni tokį mandatą autentiškumui. Ar ne? Ir gerai, yra kaip yra. Ta prasme, ir man jau 40, tai arba jums patinka, arba nebepatinka. Aš kaip sakyt, taip, aš įsivaizduoju, jeigu man dabar reikėtų eiti darbo pokalbius, ir atsiskleidinėti, gal turbūt aš kitą gesmelę užgėtočiau, žinot, bet dabar esu tokioj situacijai, kad esu laisvai samdomas darbuotojas ar ne, tai aš turiu tą prabangą neslėpti šitos informacijos. Tai bet, čia irgi diskusija, žinot, kaip gali, mano turbūt aš, kaip sakau, turiu prabangą apie tai kalbėti garsiai ir tuo naudojuosi. Vėliau grįžkim vėl prie jūsų, daug čia girdim tų tokių asmeninių arba greta esančių artimų žmonių istorijų. Vėlgi, kadangi jūs esate tas darbdavys, kuris domisi, kuris atliko tyrimą, turi 12% prie neuro įvairių priskiriančių save žmonių, likusieji 88. Man reikia skaičiavimo mašinėlės. Čia iš pensijų temos grįžtų. Jo, iš pensijų 80. Likusieji, žodžiu, jų kolegos. Ar, turėdami vieną skaičių, jūs kažkaip dirbat su kitu skaičiu? Kaip ir minėjau, tai noriu tikėti, kad Lietuvoje dar daug įmonių tik tai pradeda savo tas keliones. Nežinau, su Barbora mes gal sukontaktavom tik prieš 2-3 metus kažkur ir turėjom keletą interakcijų. Ką darom ir grupės lygmenių, tai dabar irgi jau yra taip vadinamos, viena yra savaitė, reiškia, mental well-being, tai su psichinė sveikata susiję ir gerovė, o kita buvo dabar grinai skirta neuro įvairoviai, tai yra visa savaitė, sakykime, kur vėl kalbėjom, ar užtenka webinarą pažiūrėti, paskaitėlę, paklausyti, knygą paskaityti. Man atrodo, kad neužtenka, bet mes turim nuo kažko pradėti, taip ir darom. Tai prasme, kad tas, man atrodo, ir visuomenė šviečiasi labai greitų tempų. Aš tikrai pats asmeniškai ADHD išgirdau tik prieš kelis metus ir tuo metu aš girdėjau dar nuomonę, kad tai yra mados reikalas, ar ne. Ir dabar aš jau kalbu su kolegė iš Danijos ir jau naudoja statistiką, kad jau Gen Z karta jau 50% yra ADHD. Tai aš vėliau noriu sustabdyti. Kas buvo tas momentas, ar nežinau, jeigu jūs save pagavot, kur nebegalvojot, kad tai yra mados reikalas? Ar tik tai ta statistika, kurią jums pateikė kolegė iš Danijos, ar buvo kažkoks kitas, nežinau, momentas ar momentai, kurie jūs sustabdė ir privertė pagalvoti, kad gal man reikėtų čia truputėlį giliau pasikapstyti? Ne, aš manau, kad susidūrimas vien tai, kad kai dirbi su tokių skaičium skirtingų žmonių, ta prasme, tie skirtumai anksčiau ir vėliau kyla klausimai, kodėl mes čia taip skirtingai matom, kodėl mes elgiamės taip skirtingai ir taip toliau. Ir būtent tie nurašymai dar nuo mūsų, sakykime, vaikystės, kur buvo tam tikras standartas ir ten vaikas arba tinginys, arba dar kažkoks, o čia tu supranti, kad ir aplinka jau mūsų pasikeitusi, jinai mus kitaip veikia ir tas būtent skirtingai reagavimas į viską, rezultato matymas, kaip prie jo prieiti, supranti, kad tikrai tie dalykai, jie yra, ta prasme, tiesiog mes daugiau apie juos sužinom. Tai bet ir apie tos mitus, kalbant apie autizmą, kokį darbą žmogus gali dirbti, o paaiškėja, kad gali ir labai rimtą, ir protinį, ir intelektinį darbą dirbti. Jo, tai čia, man atrodo, vėl aš galiu pacituoti tą man tikrai įspūdį padariusi 23 metais vienos didžiausių Jungtinių valstijų
tyrimų bendrovės RAND atsakymas, kad tie neuroįvairų žmonės gali labai sustiprinti šalies nacionalinį saugumą būtent dėl tų pačių analitinių gebėjimų, dėl gebėjimo matyti modelius, dėl gebėjimo kažkaip apskritai viską projektuoti. Ir aš galvoju, kad šitam geopolitiniam kontekste, man atrodo, tai galėtų būti vienas iš tokių motyvų, kada galima būtų pažindinti visuomenę arba paskatinti ją pasidomėti daugiau. Bet Andra, man visą laiką, kai kalbam apie žmonės, ar ne, ar tai būtų neuroįvairūs, arba dabar kita tema bus apie LGBT bendruomenę, ar, nežinau, dirbančius ilgiau, nedirbančius ilgiau, kyla klausimas, ar jūs, pavyzdžiui, turit savo atsakymą kaip psichiatrė, kodėl mums kyla tas noras klijuoti etiketes. Tai nėra nei mūsų gyvenimas, nei mūsų problemos, nei mūsų iššūkiai. Kodėl mums reikia kitam būtinai priklijuoti kažką? Dabar galvoju, toks klausimas, kodėl reikia priklijuoti. Aš galvoju, žmonės gal bando savo paaiškinti, kodėl, bet kitas žmogus yra kitoks. Tai bet kodėl jie neaiškina, kad, aš durnas ir dabar einu paskaitysiu daugiau knygų ir tada gal kažkaip susipažinsiu. Jie nusprendžia viską suversti ant kito žmogaus. Kad jisai gal kažkoks, kažkoks čiūdnas. Bet visada lengviau kažkaip įvertinti kitą negu save. Mums lengviau sakyti, kad kažkas su kitu kitaip negu su manim, ar ne? Jeigu aš kažko nežinau, tai man lengviau pasakyti, kad čia kitas kažkaip toks ar kitoks. Turbūt iš to tokio paaiškinimo ir kartais noro, kad visuomeniai būtų viskas aišku, kad visi darytų savo darbą vienaip ar kitaip, kad nebūtų čia tų nuokrypių. Ir turbūt visuomenė skaita, kad mūsų visuomenė keičiasi, atsiranda individualumo poreikis, kad mes esam kitokie ir mes nebesutelpam į tuos standartus, kokius mes bandėm labai teisingai laikytis jų. Mes bandom, kad mes juos išaugam, mes norim kitaip, bet ne tik, kad mes išaugam, bet ir poreikiai. Kad kiek mes turim žinot, kiek mes turim gebėti, kaip mes turim elgtis, jie išauga, reikalavimas mums išauga. Ir dar noriu kažkaip sugrįžti, kodėl man buvo svarbi diagnozė neuroįvairovės. Aš čia nepasirinkau diagnozuoti neuroįvairovės. Man nelabai buvo įdomu neuroįvairovė. Man pasidarė įdomu neuroįvairovė, kai aš dirbau krizių tarnyboje, kai mums reikėjo stabdyti žmonės, kurie nori nusižudyti. Ir aš galvodavau, kodėl neveikia, kaip čia yra, ir taip stengiasi, visa komanda dirba, ateina, pervargia, neveikia. Tai tikrai tokį vieną atvejį turėjom, kur mergina visa buvo ir susižalojusi, ir nori nusižudyti, ir tokia protinga, studijuoja astronomiją, atrodo, kas dar, ko jai dar trūksta gyvenime. Ir tada jinai man sako, paleisk mane važiuot, nesižudysiu, pamatysi, nebijok. Sako, aš važiuosiu su tėvu ir 4 valandas kalbėsiu apie astronomiją, aš nusiraminsiu, aš grįšiu pirmadienį, matysi, kad aš būsiu ramesnė. Nes sako, kai kiti ten neminėsiu vardais ir čia nebuvo šitoj šaly, tai nieko tokio, neišduodu paslapties, kad žinotumėt. Sako, kai tavo komandos nariai mane kalbino prieš šviesą, prieš langą, sako, aš tiesiog negalėjau, aš visą muišiausi, o jie galvoja, kad aš esu psichomotoriniam sujaudinime ir tuoj kažką darysiu. Tada jie atsisėdo dar arčiau, kad mane sustabdytų. Tada aš užuodžiau juos, aš jų norėjau, kad jie pasitrauktų. Ir sako, man buvo taip negera, kad aš norėjau bėgti, kai aš bandžiau palikti palatą, tada pradėjo visi mane stabdyti. Sako, aš tiesiog nebegalėjau. Ir iš tikrųjų, jinai grįžo, po tos man buvo visą savaitgalį gerai prasinervinau, grįžo, jinai ramesnė. Ir aš tada pagalvojau, kad ir krizinėse situacijose, o dažnai sako, reikia diagnozuoti, kai žmonės ramus. Bet man atrodo, kad krizinėse situacijose man buvo svarbu suprasti, kas tą veikia, kaip galima kitaip padėti žmogui. Nes neuroįvairovės atvejais yra labai daug perdegimo depresijų, yra labai daug nerimo sutrikimų, išsivysto psichozės. Todėl man kaip psichiatrai pasidarė įdomu ir reikalinga. Tai dėl to ir nuėjau tas diagnostikas, o šiaip nebuvau planavus. Gerai, žinokit, aš kaip ir sakiau, tas mūsų laikas labai greitai praėjo, bet mes turime dar 5 minutės. Ir man atrodo, kad kalbant tokiomis temomis, kurios liečia mūsų fizinę ar psichinę sveikatą, klausantis pokalbio arba skaitant, pavyzdžiui, straipsnius, bent jau man, nežinau, bet aš taip įtariu, kad ir kitiem pradeda kirbėti, o tai gal kažkaip ir čia šitas gal man pritaikoma, ir anas gal man pritaikoma, tai ką dabar man daryti, jeigu man ta abejonė kilo, ar ne, arba gal aš jau esu, tarkim, prieėjęs prie tos išvados, bet balansuoju dar ant tos ribos, ar ateiti ir gauti tą diagnozę.
Nes matėm, kad dalis žmonių jau turi tą aiškumą, ar ne, kitiem gal to aiškumo trūksta. Barbora, 2-3 sakiniais, kokios tavo rekomendacijos būtų tokiam žmogui? Tai pirmiausia, rekomenduoju taip, šviestis tą temą, ar ne, tikrai šiais laikais. Ir knygų yra, ir socialiniuose tinkluose nemažai informacijos. Bet matai, su tais socialiniais tinklais, aš kažkaip prisimenu vieną labai seną tokį juoką, kad vyras, kai persiskaitė su negalavęs visus šitos, pasižiūrėjo, kad nėščias, ko gero. Tai mes galim rasti tokios, kuri mus be reikalo suneramins. Tiesiog ta informacija, kur yra galbūt, kai jau tu esi sunerimęs, ta prasme, nes yra ten atlieki testus kažkokius, ar ne, internete esančius, galbūt, sakyčiau, pasidomėti pačių neuroskirtingų žmonių patirtimis ir liudijimais, suprasti, ar tai atliepia, nes vėlgi vyrai, moteris, skirtingas amžiaus grupės, tos patirtis gali būti skirtingos, ar ne, tai eiti giliau. Ir kitas momentas, aš visada sakau, kreiptis į specialistą, nes, tik psichiatras šiuo atveju gali diagnozuoti, ar ne. Tai nebijoti to, nebijoti stoti su tuo klausimu į akistatą ir nebijoti tų atsakymų. Tai ir galbūt tai užtruks, tas pasirengimas, gal tau užtruks metus, gal 5 metus, kol tu ateisi. Aš iki to atėjau 40+, ar ne? Bet tai vis tiek turėtų būti visgi tas finalizuojantis etapas, ar ne, kai tu gauni atsakymus. Tai gal tas atsakymas bus, kad ne. Tu nesi neuroskirtingas ar neuroskirtinga, tu galbūt turi depresiją, ar turi nerimo sutrikimą, ar ne. Ir tai ir tau reikia, tu gali gauti tam tikrą konkrečią pagalbą ir kuri tau visai pakeis gyvenimą. Tai sakykime, nebijoti užduoti klausimą ir gauti iš specialistų. Andraja, turi dar ką nors pridurti? Aš manau, kad svarbu diskutuoti, svarbu klausti ir domėtis. Aš visai sakau, kad smalsumas apie save ir kitus mums tikrai daug duoda informacijos. Tai turbūt pagrindinis dalykas, kviesčiau būti smalsiais. Vėliau jūs iš darbdavio gal dabar pozicijų, ką rekomenduotumėt? Gal net ir jūsų darbuotojai klauso, tie, kurie dar neatsiskleidė. Jeigu šiaip bendraja prasme, tai aš spėju, kad čia, man atrodo, ir valstybės lygmenių tai yra aktualu ir darbdavių, sakykime, atveju, kad, man atrodo, ir pensijų temoje, ar ne, buvo kalbėta apie gimstamumą, ar ne, ir kokia problema yra užprogramuota su mūsų busimom pensijom. Tai su darbo rinka yra visiškai identiška, man atrodo, perspektyva, ta prasme, kad arba tai yra imigrantai, ar ne, kurių mums labai reikės. O kitas tai, kad mes turim kuo plačiau įdarbinti, kuo daugiau žmonių, ar ne? Tai mes ir eidžizmo temą, atsimenu, prieš 2-3 metus lietėm, kur dar tada iš viso buvo diskusija, kas yra amžėjimas, tai čia nuo kada jau pas mus jau, tai Lietuvoje mes įsivertinom, kad realiai pas mus jau yra nuo 40, kas, kur Danijoje, sakykime, mūsų amžiaus vidurkis organizacijų yra +10 metų, tai Lietuvoje aš pradėjau, atsimenu, Danske banke buvo vidurkis 27, šiandien 34. Vėlgi, viskas kaip ir juda gera linkme, tai tada dabar apie neuroskirtingų žmonės ir įvairovę. Lygiai taip pat, ta prasme, kad atsiskleidimas, jisai abiem pusėm yra reikalingas, nes darbdaviai turi interesą įdarbinti žmonės, kad būtų padarytas darbas, neuroskirtingi žmonės, kad jie būtų sėkmingi, galėtų daryti karjeras ir panašiai. Jam irgi geriau atsiskleisti. Ir visiems bendrai ieškotų sprendimų, kaip darbo aplinką pritaikyti, kaip darbus ir visa kita. Tai... Rūta, 2 sakiniais, jeigu galit, nes čia va, jau muzika groja. Greitai. Apie ką? Jūsų rekomendacijos. 2 sakiniai. Taip, specialistas, jeigu tikrai jau kažkurį tai laiką tau 30 arba plus ir tu galvoji, kas su tavim negerai ir tu domiesi kitų žmonių patirtim ir tu randi daug bendro, tikrai specialistas. Ir po to atvirumas, eiti, žiūrėti, nes man diagnozė yra, kad tai yra sėkmė iš tikrųjų. Tu realiai susidedi gerą kasdienybę, ta, kuri tave iš tikrųjų įgalina. Viskas. Gerai, viskas. Jie pavogė iš mūsų 2 minutės, bet labai laiku pradėjo, tai mes turim labai laiku baigti. Ačiū, kad buvot visi čia. Jeigu turit kokių nors klausimų, gal neišdryso dabar paklausti, tai aš manau, kad dar visi pabus, ar ne? Ir Barbora, ir Indraja, ir Vilius, ir Rūta. Ačiū dar kartelį ir tada po pusvalandžio LGBT irgi kita atsiskleidimo tema. Jeigu aktualu, tada dar irgi galit likti.